Nusipirkau dviratį iš Skelbiu LT už 300 eurų. Cube. Ir rytoj varau į žygį, į Estiją. Su palapinėm, su viskom ir aš jį turiu paruošti, kad jisai būtų tinkamas žygiui. Aš esu Martas Stankevičius, Aurimas Vajulevičius iš Wish. Ir aš dabar paruošiu savo dviratį. Nes jis yra nuogas, kaip matot, be nieko, net neturi gertuvės laikiklio, net neturi skambučio, net neturi tašio. Jisai nieko neturi. Priega į stumių ir biškį apibraižių rėmą, bet šiaip tai užsidėjo. Boom! Stainless steel gertuvė. Ne plastik, nes plastik is gay. Ne, iš tikrųjų plastikas ant saulės, ten neaišku, kiek jis gerbė tą vandenį. Ką žinau, galit mane vadinti antivakseriu, bet man patinka ir valgyti su metaliniais įrankiais, o ne su plastikiniais. Boom! Labai gerai. Tadam! Aš manau, kaip pirmam tokiam tripui, pirmam kartui, pirmam mano dviračiui, kurį aš bildinu, čia viskas labai good. Super. Gerai, dabar kranam rūbus. Kelnes, kad neperšlapčiau ir niekas manęs nenutrenktų kelyje. Nu ir lietpaltis visiškai tam pat reikalingas. Bet kažkokį labai didžiulį nusipirkau. Kaip atrodo? Gaitiškai. Kelių policija, prašom, sustojom, dokumentą parodom. Nu va ir viskas, aš kelyje. Iki automobilio, tada sėdam automobilį ir važiuojam į Estiją. Geras buvo, šiaip sunku palikti Kamilę. Čia yra pati mano pirma kelionė, kai mes atsiskiriam iš tikrųjų daugiau nei, nežinau, vieną dieną, vieną naktį. Per visus mūsų 5 metų santykius, tai geras labai miela buvo ir liūdna ir jautru. Be viskas gerai, važiuoju ir grįšiu su nuotykiais ir įspūdžiais ir patirtimi, kad vėliau ir ją galėčiau įsivesti tokį dalyką. Susikrovėm visus daiktus ir važiavom. Atvažiavom į Latviją, valio! Taškas, kurį turėjom pasiekti per šiandien, tai buvo Latvijos jūra. Kadangi išvažiavom pakankamai vėlai, tiesiog nebūtume spėję nuvažiuoti iki Estijos. Dabar yra po 11:40, esame prie savo destinacijos už kokių 5 minučių. Kaip matėt, sėkmingai deployinom savo quick release palapinę. Ir ką, nešime daiktus, eisime mėgoti, išsimėgosim ir eisime prie, ko mes čia susirinkome, prie dviračių kelionės, o ne pensininkų kelionės į palapinę. Nu, pensininkai nusprendė vis dėlto eiti pasimaudyti, visgi atvažiuojom prie jūros. Ir kas buvo įdomu, kad nors ir buvo jau vos ne 12 nakties, dar buvo pakankamai šviesu. Šitas fenomenas vadinasi baltosios naktys, kai saulė nenusileidžia labai giliai po horizontą. Todėl net ir vidurnaktį dangus išlieka pakankamai šviesus. Nu ką, chebriukai. Iš tikrųjų, kai aš sakau chebriukai, aš tiesiog stoviu ir prieš mane yra kamera. Ir aš tiesiog iš tikrųjų savo kuriu šitos video. Ir kai aš sakiau chebriukai, aš tiesiog įsivaizduoju, nežinau, chebriukus, turbūt kažką už šitas kameras, kas bežiūrėtų, kažkokį chebrą, kažkokie žmonės, kuriems yra įdomu toks kontentas. Pirma diena baigėsi, kad tik žiauri fainai pasimaudim. Aš taip tingėjau tas plavkės paimti ir taip tingėjau eit triusikais, nors ir ten žmonės šalia sėdėjo, pasiėmiau kiaušus į rankas ir jau maudytis. Kana čia kiaušiukus man užblurinkit arba demonetizins video, kas nėra gerai, man reikia kažkaip toliau vlogus kurti. Ir nesigali nei vienos sekundės, buvo nerealu. Pirma diena labai paprasta ir sėkminga, tiesiog atvarėm netoli Estijos to uosto, pasikempinam, kad permiegoti ir jau kitą dieną mes pradėsime varyti jūsų dviratukais. Sakau, vėl pasikartosiu, labai keistas jausmas palikti savo antrą pusę, su kuria tu esi 5 metus šėlės praktiškai kiekvieną dieną. Bet viskas gerai. Kaip ten sakoma, meilė yra kaip gumytė, kuri vat įsitempia, tada jinai atsitraukia ir norisi grįžti atgal ir bla bla bla. Nu, kažkoks yra toks pasakymas, aš nežinau, kaip ten tiksliai vadinasi. Ar ten sakosi. Tai ką, viskas, einu miegot. Ir iki kito ryto turbūt jau. Iki ryto. Labas rytas. Norėjau išsimiegoti 8 valandas, išsimiegojau 6 tram. Einu dabar išsimaudyt. Welcome to my backyard. I'm in here with my Lamborghini. Just bought this new Lamborghini here. Visėjau su savo superherojus outfitai. Shopping time, atvarėm parduotėlę užsipirkti kažkokį groceries, kad kelionės metu turėt ką valgyti. Ir darysim į Hesą. Burgerius valgyti, burgerius. Ir fritkiris. Ir čia yra maistas. Kamilė kažkada man parodė, kaip šitos reikia valgyti, nors čia vaikams, bet tipo skanu ir suaugusiems.
paimsiu. Aiktoriai, man super labai patiko, ten kažkokia mačiutė sėdi ir tas picas visas gyvai gamina. Prisipirkom visokių nesąmonę. O, čia bus viskas survival, ateinam ten spurgos, picos, visos tyrelės, sultis, visos, kad jogurtai, ko tu tik tais nori. Taip, kaip sakoma, prisipirkom, naudojamės galimybę. Ir važiuojam toliau. Ką, hebriukai, turim paruoštą dviratį. Ir jau keliausim su pačiu keltu varyt. Mums už 3 adults ir vieną vaiką kainavo 9,60 €, labai pigu. Ir ateika operatorių parodyk truputėlį mano visą bagažinę situaciją. Matom, turim 2 kuprinės, prikimšta per daug dalykų, nei iš tikrųjų reikia. Visokių vaisių skanių ir panašiai. Nu ir ką, pagrindinė palapinė ant viršaus. Ir labai džiaugiuosi, kad nusipirkau šitą krepšį priekį, kadangi čia pasidėjau savo būtiniausius gadgetus. Kažkokių sulčių, kažkokį surelį. Tai va tokia situacija. Važiuojam. Čia prikolas įvyko, pastačiau kamerą kaip visada ir bam! Plaukti su didžiuliu keltu buvo smagu. Aš ten kažkaip išsidirbinėjau. Nu, tiesiog bandžiau prastumti laiką. Buvau visai excited, nes plaukėme kažkokią salą. Važiuoti su dviračiu. Ir išsikėlus iš kelto pradėjome važiuoti. Važiuojam. Pirmieji šukingi keliai, kažkokie nejasni. Aš šitas net nelabai žinau kokiu... Aš nevažiavau krūmus. Nelabai žinau kokiu atstumu mes važiuojam, bet man tas ir patinka. Dažniausiai, kai aš keliauju, bet su Kamilė, aš būnu mūsų planuotojas. Čia aš praktiškai nieko nedarau. Aš tiesiog seku. Ir tas faina sekti. Važiuojam, žiūrim, kur nuvažiuosim. Prašau už tokį kamerą šeiką, jo pamatyti. Bet su telefonu filmuoju. O matot, nesvarbu kokią kamerą turi. Svarbu tokia istorija. Bum. Istorija, kad to nusijobins, kročiai. Let's go! Estonia! Hebra, norim truputėlį papasakoti savo mintis apie keliavimą. Kodėl aš čia keliauju? Man keliavimas, jisai taip praplečia smegenis, jis taip praplečia pasaulėžiūrą, tu tiek daugiau, realiai fiziškai, teoriškai, tu pasaulio daugiau pamatai. Ir kai tu daugiau pamatai, daugiau kultūrų, daugiau situacijų, daugiau gyvūnų, daugiau patirčių patiri tavo, taip prasiplečia smegenis ir tu tiek daugiau matai, taip kitaip gali galvoti, kitokios idėjos gali generuotis. Taip kitaip žiūri į gyvenimą, taip kitaip supranti visokias situacijas, nes esi matęs daugiau, tokią patirtį gauni neįkainojama. Iš tikrųjų, kai pradedi keliauti, supranti, kad ta lietuvėlė yra tiesiog pas mus lietuvėlė maža. Aš galvoju, man gerai čia Lietuvoje, savo kambaryje prie kompo, bet, kai tu pamatai tą pasaulį, žiaurinais. Žinot, man tėtis pasakytų, negalima sakyti žiauriai, nes žiauriai yra žodis žiaurus. Jisai nėra teigiamas jo asociacija. Todėl reikėtų sakyti, keliauti yra nerealu, arba fantastiška, arba beprotiškai faina. O, žemugė. Oi, čia varas. Bevažiuojant užmatėme medaus nusipirkimo stotelę. Tokius dalykus esu matęs tik tais per YouTube. Tai žiauriai faina buvo pamatyti realybėj. Užėjome į šią būdą, pasiėmė medų ir visiškai pasitikėjome viskas pastatyta, įmetėm 5 € į dėžutę. Faina palaikyti vietinį verslą ir gauti gryno medaus. Pirmą kartą medų pirkau. Nu, hebriukai, atvažiavom į savo stovyklavimo vietą. Beprotiškai stiprus iš tikrųjų vėjas pučia. Tai dabar dėsime palapinės, valgysim, turbūt eisim maudytis. Nu ką, sveiki atvykę į mano palapinę. Šiandien biški labiau survival sąlygos. Labas rytas, naktis buvo vėjuota, galvoju, kad mirsim, medis užkris. Aš tai mėgau kaip tapkį, nes praeitą naktį tai mėgau tik 6 valandas tram, šiandien pagaliau mėgau visas 9 vos, ne? Tik biškai gerklės skauda, viskas normaliai. Keliausim toliau, tai ruošime.
Pizza. Pusrytėlių dar nevalgiau, tai pizza gerai, pizza gerai. Pizza ant queso. Vidury tiesiog miško, aš per Google Maps pamačiau 105 atsiliepimai ir 5 žvaigždutės absoliučiai visi. Žiūri gerai vertinti. Fain, čia visiškai turbūt čia mačiau ir gyvena išėjo iš namo. Pasistatė savo tokį namuką į Darovą, picų versliuką. Šaunuoliai. Pasikalbėjome smagiai su savininku, šefu, papasakojo, kad atvarė čia gyventi iš Airijos, įgyvendinti savo svajonę, sukurti savo restoraną ir gyvenimas čia žiauriai geresnis gamtoje. Nei ten, kuris gyvena anksčiau. Fainas bičas, labai skaniai pavalgėm ir važiavom toliau. Čia mes palaipėm kažkokiam vikingų lipimo parke ir važiavom toliau link savo naujos stovyklavietės, kuri buvo prie pat jūros. Labai gražu. Mūsų naujas spawn point. Aš jums dažniausiai rodžiu, kai aš pastatau palapinę per timelapse, bet aš noriu jums parodyti, ant kiek absurdiškai greitai jinai pasistato. Šitas video nėra sponsored, bet čia palapinę gavau iš pervestuvės iš Decathlon. Tai speedrunas kuo greičiau. Žodžiu, čia atriši, ištrauki palapinę. Tai va, modernus kempinimas, be like. Ateini, tribiškai praskiri. Ir žiūrėkit, ateini. 1, 2, 3. Point. Ir kita. Paimi. Ir point. Pretty much it. Galima varyti miegot. Šiandien numynėm apie 30 km, gal truputėlį daugiau. Vakar tik tais gal 20 km. Rytoj planas 5 km mint. Let's go! Ir jau iš tikrųjų nuo savo Sarema salos pradėsime tokį curve daryti link važiuojant atgal, iš kur atvažiavom iš šios salos. Nes tiesiog jau dienų neturim daug. Faina čia labai vietelė, labai gražu. Ir šiaip tikrai faina keliauti, neturint jokio plano. Tiesiog varai, eksplorini, taip čilini. Prikolas tikrai. Hebra, žinot, jūs žiūrit šitą videką, jau tikrai nemažai videką aš pražiūrėjau šitą. Ir aš jums noriu atpiškoti tokį savo life advice. Motyva, aš ne jūsų nemoralizuoju. Aš tiesiog dalinuosi iš tikrųjų mintim, kurias tiesiog su savim pats turiu ir kalbu su gal su savo draugais, tai aš jums dabar pasidalysiu, okei? Tai norim biškį duoti savo minčių. Manęs, kai žmonės klausia, Martai, kaip man daryti, taip ar taip? Kaip man daryti, pradėti verslą, nepradėti? Kaip man bus sunku, nesunku, tapti videografu, netapti, apsimoka, neapsimoka? Jūs niekada nepasigailėsit, jeigu jūs klausysite savo širdies. Jūsų širdis jūsų niekada nepaves. Jeigu pasirenkate iš širdies, iš to kažkokio vidinio jausmo, turbūt viskas ir bus gerai. Arba bus kaip gyvenimas nuspręs, kad turėtų būti. O ar tai yra gerai ar blogai, čia yra mūsų vertinimas. Tiesiog yra. Tai irgi verta prisiminti. Tiesiog yra. Lyja, tai mano suknelė auksinė už eurą.